Antroje laidos dalyje verslininkas onkologijos klinikos vadovas Egidijus Žilinskas, kuris puikiai žino, ką reiškia būti santuokoje, džiaugsme ir nelaimėje. Susituokęs su mokyklos laikų meile Kristina, vyras sukūrė laimingą šeimą. Kai porai gimė pirmagimis sūnus Dominikas, atrodė, kad drauge gyvens ilgai ir laimingai. Tačiau vos po kelių dienų moteris pasijuto blogai, o atlikus tyrimus išgirdo negailestingą diagnozę – 3 stadijos skrandžio vėžys. Tad kaip pasikeitė Egidijaus gyvenimas, likus našliu auginančiu mažametį vaiką? Kodėl vyras priaugo labai daug svorio ir kaip ryžosi ne tik iš naujo sukurti šeimą, bet ir drauge su antraja žmona įkurti onkologijos kliniką. Ir šiandien sako, kad gyvenimu reikia mėgautis čia ir dabar, nes rytojus gali niekada neišaušti. Šiandien sėkmingas investuotojas, verslininkas Egidijus Žilinskas save vadina laimingu žmogumi. Sėkmingai besiklostantys verslai, šalia mylinti ir graži šeima. Žmona Sandra bei 2 sūnus Dominikas ir Leonardas. Iš šalies žvelgiant Žilinskų šeima primena laimingus filmo herojus. Tačiau Egidijaus gyvenimo ne visada lydėjo džiaugsmas. Nusikelkime 10 metų atgal. Egidijus vedė mokyklos laikų meilę Kristiną ir greitai susilaukė pirmagimio sūnaus Dominiko. Atrodytų, jauna šeima išgyveno vieną gražiausių gyvenimo etapų. Tačiau po kelių savaičių, lyg perkūnas iš giedro dangaus, baisi žinia pasiekė Egidijų. Jo žmonai diagnozuotas skrandžio vėžys. Tuo metu važiavau automobiliu, kai paskambino Kristina ir sako, man yra ta diagnozė. Tai buvo lotyniškas pavadinimas, aš dabar net kartosiu. Aš dar įsakau, tai išgersi vaistų ir viskas bus gerai. Sako, aš ne, aš paguglinau, kad tai yra skrandžio vėžys. Vėlgi, man buvo 20 keli metai, tai dabar gal labiau supranti, kas tai yra liga. Tuo metu atrodė, gal ne taip, gal bus viskas gerai. Tas yra jaunatviškas toks optimizmas, bet aš paskambinau savo geriausiam draugui Justui ir pasakiau, jisai sako, ką tu čia nusišneki ir numetė ragelį. Praėjo 2 minutės perskambina ir aš girdžiu, kad siverkia, sako, negali būti, sako, kažką netaip suprato. Deja, Egidijui nuvykus į ligoninę medikai patvirtino, jog mylimai žmonai 3 stadijos mišrus piktybinis skrandžio vėžys. Praėjus mėnesį nuo kūdikio gimimo, žmonai Kristinai buvo pašalintas skrandis, tačiau ji toliau gyventi galėjo. Onkologinės ligos kelionė priminė amerikietiškus kalnelius, sako Egidijus, kuriuose persipynusi neviltis su tikėjimu, kad galbūt viskas bus gerai. Tuo tarpu paties vyro gyvenimas tuo metu priminė karinį režimą. Dienomis Egidijus dirbo, namuose turėjo prižiūrėti ką tik gimusį kūdikį, o ligoninėje slaugė sunkiai sergančią žmoną. Pastaroji iki paskutinės akimirkos tikėjo, jog įveiks sunkią ligą. Tačiau praėjus mažiau nei 2 metams, vos 30 sulaukusi jauna moteris paliko šį pasaulį, o Egidijus liko su mažu sūnumi ant rankų. Kaip aš sakau, buvo atimti žmogaus patys pagrindiniai įmanomi malonumai, apie kuriuos mes gyvenime negalėtume pagalvoti. Tai valgymas, kuris tikrai yra malonumas, vienoks ar kitoks, ką bemėgtum, ar ledus, ar kepsnį, o kitas malonumas, net didžiąją dalį laiko negalėdavo tuštintis. Jei kaupdavosi, jei būdavo didžiuliai skausmai ir tai būdavo didžiulė kančia. Buvo lašinami didžiuliai kiekiai vaistų, kad jinai nejaustų milžiniško skausmo. Pokalbiai buvo, kad aš grįšiu namo, aš važiuosiu namo. Matydavo tam tikras haliucinacijas, nes kaip žinom, tas preparatas yra narkotikas. Prisimindamas tuos laikus, Egidijus sako, kad labiausiai buvo gaila sūnaus ir mamos ryšio, kuris dėl ligos nukentėjo. Kristina buvo tokia silpna, kad negalėjo ne tik pakelti kūdikio, bet net ir sauskelnių pakeisti. Vis tik sunkiausia buvo, kai daktaras pasakė, kad metastazės išplito po visą kūną. Nebepadės nei operacija, nei chemoterapija, nebėra jokio gydymo. Beliko sergančią moterį parsivežti namo ir slaugyti, kol išauš paskutinė jos gyvenimo diena. Man visada labiausiai buvo gaila sūnaus. Atrodė, kad yra nežmoniškai sunku, Kristinai, kai tu negali ateiti pas tą vaiką, tu negali jo normaliai paimti, nes dažniausiai tiesiog net fiziškai negalėdavo jo pakelti. Tu negali pakeisti to pamperso, tu negali ten kažkaip ilgiau pažaisti. Tada buvo tikrai gaila uošvių, nes uošviai tiesiog akyse paseno, tai pasakysiu, 10-mečių. Tai didžiulis stresas. O pats tai stengiasi, ką žinau, sakau, tai buvo tiesiog, tai iš pradžio aišku, tai nemiga, tada gal save kaltinai, gal kažko nedadarei, gal kažką ten netaip padarei.
Egidijus slėpė savo ašaras nuo žmonos ir sūnaus, nerodė liūdesio ir artimiesiems, tačiau užslėptos emocijos savyje patį privedė prie sveikatos problemų. Kai Kristina sulaukusi vos 30 paliko šį pasaulį, Egidijus perėjo visas gedulo formas. Jį ėmė kamuoti virškinimo problemos, stiprus pykinimas, vyras priaugo net 45 kg viršsvorio, stipriai pablogėjo jo emocinė sveikata. Tačiau sunkiausia buvo stebėti augantį sūnų be mamos. Atėjo diena, kai reikėjo paaiškinti Dominykui, kodėl jis neturi mamos. Paklausė jisai močiutės, jinai paaiškino jam, kad mamytė yra danguj. Kai manęs paklausė, aš irgi pasakiau, kad yra danguj, dar buvo tas amžius, kad jisai ir neklausė ten, kodėl, ką ten veikia. Kažkaip jisai taip, okei, danguj. Tada mes mėgdavomės kartu lysti į vonę, pasimaudyti, žaislų prisikraudais, ten mėtydavomės kamuolių ir panašiai. Ir jis vieną kartą sukrovė ančiukus, 3 ant vonios krašto. Ir sako, čia aš, čia tėtis, o sako, ta viršų yra mamytė, kur stebi iš dangaus. Aš kartais galvoju, kad jisai viską taip gerai reaguodavo, kad jis tikrai turėjo, bet nepriepiama kiek kitos moteriškos meilės iš močiučių ir, ta prasme, ir draugų, žmonų ir panašiai. Dominikas tada buvo labai mylimas ir dabar yra labai mylimas. Tai aišku, neatstos nieks mamos meilės. Likusiam našliu Egidijui nesinorėjo daryti nieko kito, tik auginti sūnų Dominiką. Pasak vyro, kol berniukas būdavo darželyje, dienomis jis sutelkdavo dėmesį į verslo projektus, o vakare būdavo tėčio ir sūnaus laikas. Dėl lėto ir sėslaus gyvenimo būdo verslininkas iš draugų sulaukdavo net pašaipų, jog jaunas vyras gyvena lyg 60-metis. Tačiau pats Egidijus labai ilgai negalėjo nieko kito įsileisti į savo gyvenimą. Iš pradžių gal šokas, atrodo, kaip tu čia dabar būsi vienas, po to tiesiog supranti, kad tas buvimas vienatvėj kartais net gundo, nes tai nėra jau taip blogai, kaip atrodo, jeigu tu jautiesi gerai ir ta ramybė kažkur tau patinka ir tinka ir tu susitaikai, sugyveni su ja. Buvo ir piršimų, buvo ir pasimatymų per prievartą, buvo ir pabendravimų kažkokių, bet tai buvo pabendravimai, kažko ten tokio rimto nebuvo. Iš esmės, man atrodė, kad susirast kažką ir atvest pas Dominiką ir nepasitikrinus, ar tai normalus žmogus, nenormalus žmogus, ta prasme, čia sudėtingi dalykai. Kai tu esi be vaiko ir tu ten tau yra poreikis bendrauti su moterim, tu su jom bendrauji. Kai tu turi vaiką, tu vėl kitokį kriterijai yra gyvenime. Egidijus atvirauja, kad jau pirmojo pasimatymo metu moterims pasakydavo, kad yra vienišas tėtis. Tačiau ne visoms tai patiko. Draugai net ragino tai nuslėpti ir tik geriau pažinus vienas kitą pasidalinti skaudžią gyvenimo istoriją. Tačiau Egidijus sako, kad vaikas visada buvo jo didžiausias prioritetas. Likimu tikintis vyras ilgai buvo vienas, kol vieną dieną restorane nesutiko ką tik iš Paryžiaus grįžusios interjero dizainerės Sandros, kuri ten pragyveno daug metų. Vyras sako, kad tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Praėjus vos 4 mėnesiams nuo pažinties, pora apsigyveno drauge. Dar po 3 Egidijus pasipiršo. Aš nemačiau prasmės, jeigu matai, kad žmogus tinka, patinka, viskas gerai, nesam mes jau kažkokie 20-mečiai, aš turiu vaiką, noriu daugiau vaikų, jinai irgi norėjo šeimos, tai turbūt nebuvo ko dėlsti ir žaisti su vėjo malūnais, tai taip ir įvyko viskas pakankamai greitai. Spontaniškai aš pasipiršau, aš nupirkau žiedą, nešiausi jį turbūt savaitę ar 2 ir galvojau, kaip čia, bet vaikščiojom ir tiesiog sakau, einam į bažnyčią. Užėjom į bažnyčią ir pasipiršau. Tai tikrai jinai nesitikėjo ir aš turbūt nesitikėjau, kad aš bažnyčiai pasipiršiu. Egidijus džiaugiasi, jog jam pavyko surasti mylimą žmogų, kuris galėjo priimti ne tik jį, bet ir jo sūnų. Sandrai teko pereiti nelengvą kelią, mat tiek Egidijus, tiek jo berniukas dėl netekties buvo labai uždari, baikštus ir turėjo savo neįprastą gyvenimo būdą. Vyras atvirauja, palaipsniui jo ir Dominiko gyvenimas pasikeitė kardinaliai ir šiandien už teigiamus pokyčius vyras yra dėkingas savo dabartiniai žmonai Sandrai. Tai jinai kaip sako, kad aš sako, gavau vyrą su bonusu, tai čia kaip, nežinau, McDonald'e pirkimės, eini gauni bulvyčių, kažkas tokio. Tai aš esu dėkingas, kad nepabėgo jinai nuo manęs niurzgos ir kad, ta prasme, priėmė mus, kokie mes esam. Ir dabar aš galiu pasakyti, kad viskas yra labai gerai. Aš sakau, kad kai Dominikas augo su tėčiu, tai aš jį aprengdavau truputį
kaip čia sakyti, kaip benamė su trumpais marškiniais, nes neturiu jokio supratimo aš tame. Bet dabar pasispinta pilnai, jis visada papuoštas, jis visada pakvepintas, visada liepia pasišukuoti, visada liepia pasitemti, kai esi su tėčiu augi, turbūt viskas kitaip. Dabar sveikai maitinkis, valgyk salotas, prie tėčio buvo ir šildoma pica, ir sumuštiniai, viskas vyko kitaip. Pasak Egidijaus, Sandrai pavyko atverti jo ir sūnaus teigiamas gražiausias pusės. Po sužadėtuvių jiedu planavo vestuves, tačiau prabėgus vos 3 mėnesiams Sandra vyrui pranešė kiek netikėtą, tačiau be galo džiugią žinią. Ji atnešė man vokelį su vaisiaus nuotrauka. Sako, jam kažkokų kančiamų naudoja, tai pranešė. Tai buvo irgi didžiulis džiaugsmas. Iš pradžių net nesupratau, nes kažkaip, tiesiog nesitikėjai, nes nei sakė, kad ten vėluoja mėnesinės, nei kažką, tiesiog taip iššovė, kad laukiasi, tai atsimenu labai, tada buvo labai didelis tikėjimasis mergaitės. Gimė berniukas ir dabar neįsivaizduojam, kaip galėjo būti mergaitė, nes ant tiek faidai yra antras berniukas, tai dabar tikimės 3 mergaitės, jeigu Dievas duos. Egidijus su Sandra civilinę santuoką sudarė dar prieš sūnui gimstant, o vėliau santuokos įžadus davė ir bažnyčioje. Vyras atvirai prisipažįsta, antrojo sūnaus Leonardo gimimas dar labiau sustiprino jų šeimą. Egidijus iš prigimties yra konservatyvaus būdo, todėl turi kiek kitokį požiūrį į santuoką nei dabartiniai jo bendramžiai, kurie palaiko liūdną statistiką Lietuvoje. Mat, kas antra susituokusi pora mūsų šalyje išsiskiria. Aš galiu mėgti naujas kelnes, bet tikrai nekeisiu žmonos dėl to, kad jinai ten paburbėjo man. Aš to nesuprantu, bet dabar tie laikai kitokie, kažkaip tas partneris nėra gerbiamas. Šiaip žmonės mėgsta viską daryti atskirai, tas gyvenimas toksai viens į vieną pusę, kits į kitą ir čia dabar kaip ir normalu viskas yra. Šiandien Sandra ir Egidijus kartu laiką leidžia ne tik namuose, bet ir darbe. Šių metų pavasarį Kaune Egidijus atidarė privačią onkologijos kliniką. Verslininkas neslepia, pirmosios žmonos netektis ir bejėgiškumo jausmas ligos akivaizdoje subrandino norą padėti kitiems. Drąsiam vyro žingsniui atidaryti vienintelę tokią kliniką Lietuvoje pritarė ir žmona Sandra, kuri užima klinikos vadovės pareigas. Pasak Egidijaus, iki šiol Sandrai neteko iš arti susidurti su artimojo netekties skausmu, todėl teko išmokti susidoroti ir su negatyviomis mintimis. Tuo metu tau atsako visus klausimus, nes aš atsimenu, kyla N klausimų, po chemoterapijos ten nežinau, kojos tirpsta, skambinant, natūralu, aš suprantu gydytojus, jie turi 100 pacientų, krūvis yra milžiniškas, tiesiog taip jau yra. Ir jeigu pradės kelt kiekvieno paciento žmonai, vyrui ar sesiai, natūralu, kad tu neturėsi jokio gyvenimo. Tu miegot neturėsi kada. Ir buvo tas modelis daromas, kad tu viską greitai pasidarai, visus įmanomus tyrimus profesionaliai, nes mūsų specialistai aukščiausio lygio, ir gauni visą įmanomą informaciją. Turim daug istorijų ir Sandra jom dalinasi, ir Sandra verkia ir išgyvena su tai žmonėmis. Ir Sandra yra nerealiai geras žmogus. Aš kartais galvoju, kad jinai pati turi išmokti dirbti tarp pacientų, nes netrodo visiems širdį atiduotų ir jinai su kiekvienu išgyvena. Yra daug žmonių, kurie ateina su didžiuliais išpritusiais dariniais ant rankų, kur matosi turbūt 2 metai turėję kraujuojančią žaizdą ir nėjo pas gydytoją. Ateina žmonių, kurie turėjo skausmus kitose vietose ir po keletą metų nėjo. Nors ten, sakykime, tuštinosi kraujais ar dar kažkokios buvo indikacijos, kad turbūt nėra čia paprasta liga. Sergančiam onkologinė liga kiekviena diena yra svarbi, tad jam privalo būti suteikiama reikalingiausia pagalba. Tuo įsitikinęs klinikos įkūrėjas Egidijus. Kita vertus, jis atvirai ir be jokių užuolankų kalba apie medikų klaidas. Mat kartais pacientui būna nustatyta klaidinga diagnozė. Turėjom atvejų, kai chemoterapijos turėjo 7 ar 8 kursus ir po to pas mus pasižiūri, kad, čia remisija, jiems neturėtų būti chemoterapija lašinama. Yra buvę, kai buvo sudėliotas gydymas, kad šalint krūtis, bet aiškiai mūsų gydytojai visi pasitarė, sakė, ne, iš pradžių turėjo būti chemoterapija. Daug tokių padarytų kažkokių klaidų, kurios po to gali žmogui kainuoti gyvybę. Aišku, yra daug žmonių, kurie ateina su didžiuliais, sakykime, išpritusiais dariniais ant rankų, kur matosi turbūt 2 metai
turėję kraujuojančią žaizdą ir nėjo pas gydytoją. Tai žmonių, kurie turėjo skausmus kitose vietose ir po keletą metų nėjo, nors ten, sakykime, tuštinosi kraujais ar dar kažkokios buvo indikacijos, kad turbūt nėra čia paprasta liga. Aš manau, kad tiesiog yra ant tiek bijoma to vėžio, ant tiek bijoma tos ligos, kad tu tiesiog neini ir tu lauki iki paskutinio. Tad Egidijus pataria, jog sužinojus apie onkologinės ligos diagnozę, neverta skubėti pulti į paniką. Verčiau pasitikrinti pas kelis medikus. Be abejo, šiandien niekas negali atsakyti, dėl ko žmogus suserga vėžiu, kas turi įtakos ir kada atsiras vaistai nuo vienos baisiausių šių dienų ligų. Tačiau pirmosios privačios onkologijos klinikos įkūrėjas primena visiems žinomą taisyklę, kuri padeda išvengti streso. Tai subalansuota mityba, miegas ir sportas. Sandra visai sveikai gamina. Dažniausiai ten gamina salotas vakare, jeigu turim laiko gaminti. Tai Dominikas priprato valgyti salotas, kas yra nuostabu, nes šiaip jis cepelinų vaikas. Tai stengiamės kiek įmanoma sveikiau visą šeimą gyventi. Šiaip turbūt didžiausia sveikata yra nestresuoti, valdyti savo streso lygį. Žinokit, aš kasdieną mokinuosi. Ir aš manau mokinsiuosi dar 30 metų ar 50, kiek Dievas duos. Aš visada taip save nuteikiu, kad jeigu tas dalykas nelėmė mano gyvenimo kažkokio baigties ar mano artimųjų baigties, jis nėra svarbus, kad aš turėčiau eikvoti energiją. Taip pakyla spaudimas, taip nervuoja, taip, bet tiesiog reikia. Jeigu nori padaryti daug, padėti daug žmonių, padaryti daug gerų darbų, užauginti vaikus ir ten, nežinau, turėti tvirtą šeimą, tu negali kiekvieną dalyką taip reaguoti. Turi tiesiog išmokti, paleisti, patylėti, nepasakyti kažkur kažką pasakyti taip, kaip reikia pasakyti. Aš manau, kad tas streso valdymas yra vienareikšmiškai pagrindinis sėkmingo, laimingo žmogaus variklis, nes aš neįsivaizduoju laimingo žmogaus, kuris visada yra piktas ar kažkom nepatenkintas. Galiausiai Egidijus yra įsitikinęs, jog kiekvienas turi dalintis gerumu. Taip jis vedinas kilnių tikslų su žmona Sandra pradėjo savanorystės mokymus ir prisijungė prie iniciatyvos Niekieno vaikai, kur suteikiama emocinė parama vaikams likusiems be tėvų. Verslininkas sako, kiekvieną dieną su žmona atsikeliame ir galvojame, kaip padėti žmonėms. Jų noras gyventi mus motyvuoja. Tai yra didžiulė socialinė misija. Aš dabar nenoriu sumeluoti, bet turbūt kalbam apie dieną, gal net parą laiko per savaitę globoti sergančius vaikus, kurie neturi šeimų. Man gal išlikę nuo to Dominiko, kai jisai gimė anksčiau, 1,5 mėnesio. Jis buvo inkubatoriuje, aš kas 3 valandas neždavau jam su švirkšteliu maitinti. Ir aš mačiau inkubatoriui vaikus, pas kuriuos ateina arba močiutė, arba sesutė maitina. Ir aš esu vieną kartą paklausęs sesutės, o tai kur tėvai? Tai ten vienas tėtis kažkur išvykęs, tik mama yra, mama negali, tai sesutė maitina. Kitų ten dar kažkokia situacija. Vienas vaikas buvo, kaip suprantu, irgi iš vaikų namų. Ir man atrodo, kad ta pradžia žmogiškojo pasaulio yra mums antiek svarbi, kad mes patys to nesuprantam. Tas buvimas kito žmogaus turbūt tiek gali duoti tam padarėliui vėliau gyvenime. Na, o artėjant visų šventųjų dienai, norime pakviesti visus prisiminti ne tik mirusius artimuosius, bet ir esančius gyvus. Aplankykite savo tėvus bei senelius, pasikvieskite į svečius savo brolius ir seseris ir paskambinkite draugams, kurių seniai nematėte. Mylėkime vieni kitus ir branginkime šią dieną, nes rytojus gali ir nebeišaušti. Šiandien tiek. Ačiū, kad buvote kartu su mumis. Daugiau įkvepiančių herojų išpažinčių ne tik žiūrėkite, bet ir skaitykite portale lnk.lt. O mes su jumis atsisveikinam iki kito antradienio. Ate.